Chebra, man jau pavyko gauti numeris 1 elektrinį dviratį, kurį perka visi lietuviai. O tai yra Engview AP2 Pro. Rimtai labai pasižiūrėkime, kodėl būtent šį modelį lietuviai taip mėgsta. Iš karto Design California Made in China. Biškai primena Apple, atrodo, kad jau viskas ten Kalifornijoje padaryta. Šiaip premium viskas įpakuota, bet labai daug išardymų, tai čia labai didelė instaliacija. Oi, premium. Va šitas gražuolis, kaip šita oranžinė spalva dominuoja šį nuostabų dviratį. Oh my god, kiek noriu aš apie jį pakalbėti. Be chebra, žinoti, kad šis dviratis yra dominuojantis Lietuvoje. Kai nuvažiuoju į Vilnių, kas antras yra Engview. Bet būtent šis AP2 Pro. Pro kažkaip labiau parsiduoda. Mes norim visi būti profesionalai. Visa net surinkimo kokybė jaučiau, kad kaip detalė verži, žinot, vis tiek jaučiasi. Tai pirmi įspūdžiai. Čia sukirtoks, tai varžtas netokios kokybės, tai koks plasmasės gabaliukas ne ta kokybė. Šitas dviratis tikrai jaučiasi toks premium, sertifikatai visur. Nu ką, pirmas važiavimas. Čia akceleratorius neveikia. Tiek gražių žodžių pasakiau. Kas per velnes. Ok, radau video. Akceleratorius, stabdžiai, pilnai užspaudžiam, tada spaudžiame Power On mygtuką ir tada laukiam 8 sekundės. 7. O! Eik tu savo, veikia akceleratorius. Taip nuteikė gerai. Papasakosiu keisčiausią dalyką apie jį, tai yra variklio degimas. Tai va turime raktą ir literaliai su juo reikia atrakinti dviratį. Kuris ne taip, kai kiekvieno elektrinio tipinio dviračio būna čia kažkur, šis skylės nėra. Jisai pasirodo per apačią yra ir tarp šitų laidų. Va taip lengvai įsikiša, pasukame raktą į save, tada įsijungia Windowsai. Viskas. Tai vat kalbant apie tuos pirmus įspūdžius, iš karto labai mandras displejus, čia jau jų kompanijos, kaip matau, displejus, LCD ekranas ir kaip motociklas, biškį užgazuoju. Pavyzdžiui, net nelabai reikia žiūrėti į tą greitį, mes galim žiūrėti į padalas, iš dizaino pusės labai patogiai sukonstruota ir labai aiškiai. Taip pat, kai būna labai daug mygtukų, čia sugalvoja labai minimalistinį dizainą, labai didelis pliusas ir labai didelis minusas. Tai ir taip aišku, kad čia yra reguliuojamas greitis, o iš viso yra 5 greičiai. Nu, Jezu, nori mane užmušti. Netyčia 5 režimą jungiau. Tas pirmas įspūdis tai ir yra, ką tu tiesiog matai, o ne ką jauti. Duosim parako, duosim apsukų. Viršutinis mygtukas, kai spaudi, matosi rida, vidutinis greitis ir turime apatinį, kuris tiesiog įjungia šviesą, kurią ištestuosime vėliau vakare. Na, iš bėgių pusės nenoriu nuvilti, nieko stebuklingo nėra. Galit pasakyti tiek, kad tai yra trumpi bėgiai. Ir važiuojant dideliais greičiais, jisai asisto kaip ir nepridedat. Varom offroading, nes ten nėra labai toli. Su ribotuvu tai ir įkalniai ir nuokalniai važiuoja tuo pačiu greičiu. Dėl jėgos, tai žinokit, nepergyvenkit. 700 PM užtenka. Buvo biški per daug downhillo. Mano vidosai nieko nereiškia. 2 mėnesiai praėjo, vis dar šitas puolas stovi. 700 PM, aš nesuprantu, ko dar kompanijos įdeda, kad taip gerai važiuoja. Tai aš dabar galvoju, mes atvažiavome mišką, o miškas vis tiek asocijuojas gale, dūmai, gazas, ne? Visada pamatau mišką ir man tokia asociacija iš karto. Miške kol kas visas kliūtis pravažiavom. Žiūrim, kaip šis dviratis važiuosi į kalnę. Ir aš net gazo nespaudžiu, chebra. Jokių pedalų. Ir jisai bando važiuoti. Ir jis beveik pačiam viršui. Dabar aš naudosiu pedalus, bet aš iš vietos važiuoju į kalnę, pradėjau. Ir vat, važiuojasi. Va, užvažiavom. Easy. Tai vat jau vis tiek jau turit susidarę tą tokią nuomonę apie tą galę, kad kamera visada atrodo, kad tos įkalnės nėra, bet realybėj tikrai jinai buvo kokie 25% tikrai. Jei tu gali įkalnės įveikti, reiškia, gali ir offroadinti. Kadangi gale turime 750 vatų variklį, kurio pikas pasiekė 960 vatų, kas yra jau beveik ir 1000 vatų. Elektros sukimo momentas galingas. Turime vidinę išimą ličio bateriją. Taip pat ši baterija rašo, kad gali nuvažiuoti 40 km elektros režimu, visiškai be jokių pedalų sistų.
metų. Tai realiai kaip ir baterija atitinka geriausias sąlygas, nu išskyrus gal tas svoris, ne, visada galima mažiau sverti. Ir 120 km sportavimo režimu, reiškia, minu ir gazuoju. Susilanksto patogiai ir kraunasi tik 6,5 valandos. Čia yra pirmas dviratis, kur aš ryte išpakavau ir būtent vakare filmuoju šitą epizodą. Greit pasikrovė, važiuojam toliau. Nu, mes jau nuvažiavome beveik 7,5 km. Tikrai lengvai važinėjasi. Baisiai uodai puola. Jau laikas išeiti iš to miško. Kaip uodai puola, blemba. Yeah. Woo! Power, baby! Na dabar pavažiavau biškį greičiau, biškį padėjau tą kamerą, nuvažiavam jau 15,5 km. Dar labiau suprantu, koks tai charakteris. Aš gavau tai visiškai miesto dviratis, bet su visiškai galiu važiuoti užmiestį. Esu apžiūrėjęs ir brangesnių dviračių. Bet čia yra pirmas dviratis, kur už 1000 eurų galima offroadinti. Tai yra už 1000 eurų, kur tikrai galiu jaustis saugiai važiuodamas miške. Buvau užsigandęs vieno dalyko. Teikit, realiai gale nieks nesugeria to blogo kelio, bet kas sugeria, tai ši sėdynė. Nu, blemba, kokia minkštutė sėdynė, irgi tikrai viena patogesnių ir labai kokybiškų sėdynių. Va tokiem keliukam, tokiem bordiūram visiškai užtenka dviratis. Aišku, esate ekstremalistai, nu, bet tada ir ekstremalią kainą reikia mokėti, ne? Tokiuose lietuviškuose miškuose užtenka. Vis tiek su švelnesnėm šakėm važiavau, o užsidarius, tai nežinau, kokį greitį reikia išvystyti, tai viskas sugeria. Vat kas dar šiek tiek trigina iš to dviračio, kad kai pradedu startą padaryti, visada jis nevažiuoju. Šiaip iš inžinerijos pusės nelogiška buvo pasirinkti tą nulinį lygį, kai visada įjungi. Čia viskas su ta akceleracija gerai, bet, jūs klausykit, iš tikrųjų truputį pasijautė tas, kai nuokalnę važiavau kelis kartus ir bandau nuspausti stabdį ir jis dar kažkaip akceleruoja. Toks mini pastumėjimas, va mini toks minusiukas, va toks. O dabar važiuojame į čia kažkokį nušertą kelią, čia kaip... Čia kažkoks offroaderis važiavo turbūt. Bet pravažiuojam vis tiek, smagiai. Nežinau, hebra, iš karto gal jungiu 5 režimą. Biškai pakibom. Eik tu, na, va, čia tai offroadas, hebra. Tu čia tik su Sabariku ant tokių kelių gali važiuoti. Eik tu, na, važiuojam, hebra. Eina savo, žiūrėkit, kaip nuvažiavam visą kelią. What the fuck? Subaru offroad. Nu, yra dar vienas numeris, vienas dviratis, kurio neapžiūrėjau, o Lietuvoje su visi važinėja, tai drąsiai parašykit komentarus, kitame video tikrai apžvelgsiu. Nes tikrai daug darbo įdedu į šią kokybišką apžvalgą. Nepagailėk to like mygtuko ir prenumeruok mano kanalą. Ačiū. Dzūkijos vandenys, va, bala karočią. Kaip mes į miestą važiuosime į Padangos purvinos? Dzūkijos vandenys padės. Šonų prasiplaut biškiai. Nu dar kartą. Viskas, kak nuliovį. Tai va, pravažiavome 24 km, bet jau dingo antra padala. Tai atgauname oranžinę, pilką ir juodą spalvas. Aš manau, kad oranžinė žiūs gražiausia spalva, nes šiaip ir atkreipė dėmesį visi žmonės. Ir šiandien net gal tos liemenės kitą kartą nereik dėtis. Pati gražiausia spalva ir pati ryškiausiai matoma spalva. Neįsidėjau skambaliuko, tai dabar sunkiau biški mieste pravažiuoti žmonės. Ačiū Dievui, dviratis pagamintas iš aliuminio, tai jis sveria tik 30 kg. Ką sakau tik, nes jau dabar pagal šiuolaikinius standartus tai vis didėja, tas kilogramai didėja ten. Dar padangų matmenys yra 20x4 inčiai. Tai yra visiškas dviračių standartas šiais laikais. Tiek su storom, tiek su plonom. Bet su storom padangom žymiai daugiau išlošiai. Tai realiai tik su elektriniu dviračiu. Sukibimas geresnis. Galite su offroadu važinėti. Taip pat turime šią bagažinę. Gaila, kad neįdėjo tas, kai būna fiksatorius. Parašyta, kad prilaiko 25 kg. Gali drąsiai krauti volto krepšį. Nes atramos yra tikrai tiek apačia ir tie šalia sėdynės. Pirmą kartą gaunu visiškai kitokios spalvos purvatsargius. Nes ne veltui jie purvatsargiai, kad jie susipurvina. Labai susitapatina visa spalva su ta oranžinė. Biškelį jau ir pasipurvino, nors pirmas kartas važiavimo. Bet kaip sakoma, grožis reikalauja aukų. Kur tuščia, tai visur lipdukų prikliuota. Va čia labai rėmas, man labai gražiai atrodo toks. Na ir aišku, tas Angry užrašas. Look at my whip, brand new. Kaip ir kiekvienam video kažkas turi ištestuoti dviratuką. Momentelį šiandien testuos. Tai ką dabar man bėgti kitą visą, ne? Taigi spaus gazą, blėt, nebijok. Nu kaip šitas Mustangas? Puikiai. Gerai, ne? Kiek pasiekiai? 110. Nebūtų copyrighto, užleišiu tą Gangsta Paradise. Išsidirbinėja čiūvas su mano dviračiu. Jei jau Domantelis nieko nesako, tai jau
Pagaliau sulaukė vakaro, pakrovau iš naujo, nuvažiavom lygiai 40 km. Ir kitas dalykas, nuspaudu šonį mygtuką, įsijungia lempos. Ir gale, ir priekyje. Labai gerai kelia apšviečiai, savo. Nes ten toks kaip ir atšvaitas ir tokia lemputė. Aišku, dar būtų faina, jei ilgos įsijungtų. Gerai, nusikelkime į dieną. Taigi išaušo ta išvadų dienelė ir įsiaiškinkime, kodėlgi lietuviai perka šitą dviratį. Iš viso ar nuvažiavom 40 km, kaip ir gamintojas sakė, taip ir nuvažiavom. Na dabar pakalbėkime apie pliusus ir minusus. Išpasakosiu labai daug pliusų ir mažai paliksime minusiukų. Važiavom į mišką, važiavom į miestą, tiek miške jisai gerai valdosi ir tiek mieste gerai važiuosi kaip civilinis dviratukas. Ir ten galėsite važiuoti visiškai komfortiškai. Labai pagirsiu sėdynę, dažnai kompanijos nemėgsta dėti geros sėdynės. Čia hebrytė tokia gera sėdynė įdėjo, kad net nereikia vidurinio amortiko. Visiškai užtenka priekinė šakės, kuri yra reguliuojama, jeigu norėsite sportuoti ar komfortiškai važinėti. Kitas pliusas tai baterija, gale 750 vatų, pikas yra iki 1000 vatų, galios prasme tikrai užtenka. Na ir tas dizainas, oranžinė spalva, blemba, kaip gražiai atrodo. Ir šiaip labai kokybė visur jaučiasi. Ar man dabar pavyks atsakyti, kodėl šitą dviratį visi perka, bet literaliai kas antras žmogus perka? Ir aš manau, kad turiu atsakymą. Tai yra universaliausias elektrinis dviratis, kurį esu apžvelgęs. Hebra, už 1000 eurų tikrai aš nemanau, kad galima kažko gero paimti. Ir dar beje sezonas, dar beje akcija. Drąsiai nueik jų oficialų puslapį, jei ieškai savo dviračio ir įsigyk šį dviratį, kol dar yra akcija, nes akcijos ilgai negalioja. Iki.